Sveikas, Skautakinkli. Šiandien mes TV popietės laidoje kalbiname naująją Kriskautininkę Ievą Žilinskienę. Labas, Ieva. Labas, Gabija. Tai iš karto norėčiau paklausti, tiesiog paprastai, kaip tu sekasi, kaip tu jautiesi ir kokias emocijos vyrauja tavo gyvenime tapus ir skautu. Tai suvažiavimas buvo prieš 2 savaitės, kaip ir dar gan mažai laiko praėjo ir buvo daug visokių tai emocinių dalykų. Todėl pirmas dienas tai tikrai priiminėjom sveikinimus ir naujus draugus Facebook'e, dar reikėjo susipažinti, nes tikrai kartais žmonių nepažįsti. O toliau šiaip tai kibau į visus darbus iš karto kaip tik tai įmanoma ir noriu apimti kuo daugiau ir susistiguoti visus darbus. Dėl to šiandieną kaip tik yra pirmasis pirmijos posėdis, toks jau oficialus posėdis, į kurį susirinks 12 žmonių, kas turbūt jau yra seniai buvę. Kadangi esam užpildę jau visus skyrius, turime ir ūkio, ir finansų, tie, kurie buvo probleminiai, ir suaugusių skautybėje. Tai kaip ir gražiai atsisveikinsim su senuoju Kriskautininku ir pradėsim naują 14 kadenciją su naująja organizacijos vadove. O kokias tavo kaip organizacijos vadovės pagrindinės kryptis? Gal galėtum Skautakinkliui plačiau pristatyti arba tiesiog trumpai žodžiu? Tai man labai svarbu yra jaunų žmonių plėtra būtent organizacijoje, kadangi pastarosius 1,5 metų plėtėme su suaugusiais žmonėm, turime beveik 400 suaugusių naujų, tačiau dabar mums reikia ir vaikų. Tai aš kol kas akcentuočiausi būtent dėl jaunimo plėtros ir, aišku, finansinis stabilumas, kas yra labai svarbu organizacijai, ir stiprinti esamus vadovus, kraštus. Sakai, kad jau pradėjote, jau kibote į darbus visus, tai kaip jums sekasi darbai, su kokiais galbūt sunkumais susidūrėte? Kol kas sunkumų dar jokių, bet sakau, čia tik 2 savaitės tokios. Tačiau aš pati tikiuosi labai daug naujų iššūkių, kas būtų ir man nauja, ir mano komandai, aišku, nauja, ir ką mes galėtume įveikti kartu ir paskui džiaugtis bendrų rezultatų. O pats darbas juda į priekį, užsakėm pažymėjimus 2013 metų, tai yra lipdukus 2013 metų pažymėjimam, tai per artimiausią savaitę bus išsiųsti kraštų vadovam visiems. O toliau kol kas bendraujam su kraštais, palaikom, reikia prisistatyti, susipažinti ir pasiklausinėti, kas yra negerai žmonėms. Žinau. O taip, Skautatinklio praeitą mėnesį iššūkis buvo apie mokymąsi. Ir gal tu galėtum įvardinti 3 dalykus, kokius paskutinis išmokai skautėse? Labai sunkus klausimas. Tai aš gal imčiau irgi tuos pastaruosius 1,5 metų, kai dirbau su pačiu projektu, tai aš ėjau į projektą turėdama gan minimalių žinių su administraciniais gebėjimais, bet per tuos 1,5 metų tai labai daug išmokau, labai atidžiai išmokau skaityti tai, kas parašyta, ko dažniausiai mes nedarome, o tiesiog perskaitom, gerai, uždedam parašą, o paskui jau už pasekmes neatsakome. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai aš išmokau tikrai valdyti emocijos, kadangi moteris, sesės pas mus labai emocionalės ir ašarą nubraukė, o dabar šiek tiek viskas kitaip, tai aš manau, kad aš paaugau savo asmeniniam tobulėjime vienu laipteliu aukštyn. Super. Tai ar susitiksime mes jubiliejinėje stovykloje? Taip, būtinai, jau čia tai faktas, dėl to, kad lygiai beveik prieš metus prasidėjo registracija į jubiliejinę stovyklą, o aš esu atsakinga už registraciją, dėl to labai džiaugiuosi, nes žinokit, turbūt žinau jau visus 1,5 tūkstančio, kiek yra užsiregistravę vardų ir pavardžių, kiek turėsim, labai daug bus Ievų stovykloje, kas aktualiausia. Ir aš manau, kad susitiksiu su visais Lietuvos skautijos nariais ir dar visų kitų organizacijų. Gerai, tai ačiū tau labai šitą pokalbį. Ačiū, Gabija. Tai susitiksime kitoje Skautatinklio laidoje ir geros dienos jums.